valstybinės šventės yra tikrai šventas reikalas visų bendrai ir tiesiog kartu norėjom ir pasitarti su jumis, kaip daryti, ką daryti, nes tą, ką aš ir vasario 16-osios kalboje paminėjau ir jau antri metai miniu, kad yra didelė problema su mūsų valstybinės atributikos iškėlimu. Lyg tai gaunasi, lyg vienam ta valstybė iš tikrųjų reikalinga, o kitam gal net jau nereikalinga. Aš tikrai ten, kur gyvenu, mūsų gatvėje, Ramunių gatvėje, atkreipiau dėmesį, kad tikrai ir su kaimynais kalbėjom, ir aš, ir greta gyvena elektros tinklų direktorius Vitas Blažauskas. Tiesiog einam su kaimynais, kalbamės ir tiesiog poslinkį kažkokį matome savo gatvėje. Iš tikrųjų, kai kam ir patys nupirkom ir vėliavas, ir kotus, ir net laikiklius, bet poslinkis atsirado. Mieste norėtųsi irgi kažkokio poslinkio. Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą įstaigų, išskyrus valstybės ir savivaldybių įstaigas, įmonių organizacijų administracijos vadovams, gyvenamųjų namų savininkams arba asmenims atsakingiems už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą nuo 10 iki 30 litų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams nuo 30 iki 60 litų.